Kas čia dabar? Labas rytas, pusryčiai į lovą. Vėl koks nors tavo suktas planas? Iš pradžių pusryčiai į lovą, paskui visas dėdė Raimondas į lovą. Nepaeis. Kodėl suktas planas? Gal aš tiesiog romantikas? Gal aš noriu tave nustebinti? Tu romantikas, nejuoki. Bendraudamas su merginomis visada naudoji tuos pačius banalius triukus. O kitoje tavo rankoje tikriausiai rožė. Jo, rožės visoms tiks. Kam galvoti, kokias gėlės merginai patinka? Rožės sveis. Neturiu aš jokios rožės. Romantikas. Nešk iš čia tos savo tovės pusryčius. Aš miegu. Alio. Nagevičiau, tu ką dar lovai? Ne. Per tave 2 savaitės negalim su to užsakymu susitvarkyti, negali normalios koncepcijos sugalvoti, dar leidi savo padrybsot. Ne, aš nemiegu. Staigiai, kad į darbą. Labai skanus pyragėlis. Labas rytas, Meškiuk. Labas, aš į darbą. Kaip tai šiandien juk išeiginė? Mesgi planavom užuolaidų važiuoti pirkt, pameni? Apseisim be užuolaidų. Iki. Iki... Ko jis toks? Nežinau, jau 2 savaitės toks. 2 savaitės? Ai, tai viskas aišku. Kas aišku? Pati pasakoji, kad daktaras uždraudė jums fitimyti daryti. Čia kada paskutinį kartą tai darėt? Prieš kiek? Prieš 2 savaitės. Tiksliai. Dabar Albertas labai jautrus. O tai žiauriai pavojinga. Vyrai tokios būsenos yra labai silpni. Nusiųsiu duonos į parduotuvę ir pirmą sutiktą pardavėją išardysiu su šeima, iš praktikos žinau. Tavo vaikiną pardavėją nuviliojo? Ne, aš buvau pardavėja, bet čia nesvarbu. Bet tai ką daryti, ašgi nieko negaliu. Tu negali, bet jis gali. Ką? Pats Ką pats? iššauti. Ką iššauti? Išlaisvint vėžliuką iš šarvo. Kanarėlę iš delno palesint. Supratau. O tai kaip man jį priversti paukštuką palesint? Tai čia viskas labai paprasta. Tai reikia sudaryti palankęs sąlygas. Labai skanus tavo blynai. Pagal kokį receptą tu čia kepėjai? Internete, žinai, pilna. Nu, kas yra? Aš dėl tavęs nerimauju. Be šeimos. Vienas. Nu, baig, tu man, susirasiu aš, Vilnius pilnas, žinai, iš to gero. Tai kad tu neieškai. Net ir mažas būdamas, visą laiką prašėjai mažo kačiuko, o tempėjai namus kates seną sublusam. Nu, paskui tu nupirkai man normalų, neblusėtą kačiuką. Nu ką, viskas. Gerai, man, aš bėgu. Iki. Iki. Man reikia iniciatyvą imti į savo rankas. Labas, Meškiuk, kaip sekės? Labas. Atsiprašau, aš į tualetą. Matai, koks įsitempęs. Nieko, mūsų sudarytose sąlygose jisai atsipalaiduos. Stirnytė, iš kur čia tie žurnalai? Ką, Raimo buvo? Ne, čia mano. Norėjau pažiūrėti, koks madingas šį sezoną apatinis trikotažas. Ir kurie čia trikotažai tau patinka? Meškiuk, tu kur? Kur? Į mišką. Pasirodo, jis negali atsipalaiduoti, kai kas nors yra netoliese. Veiksim kitaip. Nuostabų sūnų turiu, žinok, išauklėtas, mandagus vaikinas. O, Edvinas. Edvinai, susipažink, čia Karolina. Mes kartu mokykloje dirbom. Ji yra bibliotekininkė. Labą dieną. Labas. Taip? Jūsų mama nuėjo pas kaimynę. Jūs nieko prieš, jeigu aš čia jos palauksiu. Taip, prašau. Ką skaitote?
Santechnikos katalogą. Labai įdomu. O norite atspėsiu, kas atspausdino šį katalogą? Gerai. Varėnos spaustuvė. Profesionaliai atskiriu. Wow. Edvinai, einam į apačią. Aš noriu tave supažindinti su mūsų kaimynė Mintaute. Ateik. Edvinuk, padėk man atidaryti vyno butelį. Gerai, ateik. Mama, bet tu negeri vyno. Bet už tai Odeta geria. Ateik. Edvinai, einam į apačią. Atėjo mano stomatologė Paulė. Jinai sakė, pažiūrės tavo dantuką, kur yra skylutė. Ne. Nagevičius olimpiniam turbūt ruošiasi. Nesityčiau, žmogui problemos darbė. Taip, mamytė. Pas mus yra viešnia. Lolita. Ne, žinok, nepažįstu. Mes lankėme kartu darželį. Mamytė, žinok, dabar aš esu sporto klube, sportuoju, tai kad vėliau. Gerai, ate. Pažintuvės ruošė. Oi, net, žinok, nepradėk. Žinok, net man skambino. Klausė, koks tavo skonis. Brunetės, blondinės, mulatės. Ja. Klausyk, aš nesuprantu, kam jai to reikia? Edvinuk, mamos rūpestingos. Jos iš pat pradžių nori, kad būtų laiminga vaikystė. Geri žaislai. O po to nori, kad būtų laiminga senatvė. Tas tai aišku, bet manęsgi bobas dabar visai nedomina. Gerai, tu pasakyk, kad suaugai ir tau ir atstos nuo tavęs. Aha. Ne, bet žinok, mamai negalima, neįsižeis. Tada įjung blogo berniuko režimą. Prie mamos būk geras, o kai jinai išeis, tu įjung programą ir viskas. Porą kartų prasuks eferinę ir atstos visas. O jeigu jūs mamai pasakys viską? Nebijok, mažylį, mamytė nepatikės, nes žino, kad jos berniukas gerai išauklėtas. Nu, Nagevičiau, pastrauk. Žiūrėk. Pasakykit, aš romantiškas ar ne? Raima, nu tu neužpyk. Bet velniam tau žinoti, ar tu romantiškas ar ne. Vis tiek prie tavęs visos bobos kaip prie medaus. Nu, tai va, kad ne visos. Nu. Vienom pasirodo reikia romantikos. Albi, kaip tu Irmą nustebini romantiškai? Vieną vakarą Irma važiuoja namo automobiliu ir jie stabdo policininkas. Stop! Pšt. Labas vakaras. Dokumentus prašom. O jinai nustebus, sako, kaip? O aš pažeidžiau? Ką? A tas policininkas sako, panelė, a ką jūs pažeidėt? Jums paaiškins va tas policininkas. A ten stovi dar vienas policininkas, nusisukęs. Ir jinai prieina prie to kito policininko, sako, laba diena, atsiprašau, ką aš pažeidžiau? A tas policininkas atsisuka, a ten aš. Vienu ranko gėlės, kitoj šampanas, aš jai gėlės. Na, sakau, panelė, aš jūs myliu. Mes pažįstame jau metai, laiką šitą progą atšvest ir šampaną. Jis dar sako, ne, ašgi už vairo, aš vairuoju. Sakau, stop. Padarau taip, ir atvažiuoja arkliai. Ir karieta. Ir aš į karietą. Hop. Ir viskas. Jo. O tu, Edva, kaip? Vieną kartą. Jo, buvo taip, aš Eglis, užsimerk, užsišk akis ir einam į kiemą. Nu, tai tik aš apie tą tikrą Eglę, ne tą psichologą. Ir tada, žinai, mes išeinam į kiemą ir tada, žinai, sakau, atsimerk, o ten, tadam, Bentlis, su bantu, nuliovas, stovi tenai ir jinai tada Eglė sako, eik tu savo, Edva, kaip tu taip sugebėjai, tu nerealus, na! Skiedi. Ką skiedi? Tarp kitko, čia mes dėl tavęsgi šitą visą galvojam. Dėl to, koks skirtumas buvo, nebuvo. Tau variantus siūlom. Galvok! Pats, galvok, vienas. Edvinas grįžo. O, sveikas. O mes čia va, arbatytę geriam. Skanaus. Ačiū. Susipažink, Alina, mes kartu jogą lankom. Sveiki. Aš labai atsiprašau, aš turiu greitai nubėgti pas kaimynę, prisiminiau. O jūs pabendraukit, palinksmink viešinę. Aš greit grįšiu. Girdėjau, jūs verslininkas?
Taip, aš esu labai užsiėmęs žmogus ir turiu labai nedaug laiko, todėl siūlau pereiti iš karto prie reikalo. Renkitės. Atsiprašau? Sakau, renkitės. Aš už 40 minučių turiu labai svarbų susitikimą ir man reikia išsikrauti. Taigi renkitės. Ko jūs mane laikote? Taigi nereikia dabar apsimesti, kad mes esam nekalti vergoje. Chamas! Sveik, seni. Sveikas, Raima. Įsivaizduoji, tavo planas veikia. Dabar aš esu žiauriai gašlus gyvulys, nuo kurio bėga visos pulsas. Sveikinu, gyvulį. Žiūrėk, gal dabar man padės, nes vis svarstau, kaip čia nustebinta. Atleisk, dabar kažkokia eilinė pasė į duris skambina. Aš nesuprantu, iš kur mamas jas traukia. Namie judėjimas kaip viešbutė. Nu, gerai, iki. Iki. Viešbutė. Dėja. Klausyk, gal nereikia. Reikia. Jeigu negali namuose, tai bent juk savo kabinete tegul atsipalaiduoja. Skambink Albertui. Labas, Meškiuk. Ką veiki? Voverytė, dirbu dabar, žinok. Kas nors svarbaus? Taip, ieškau užuolaidų, bet negaliu apsispręsti, aš tau nuorodą atsiųsiu, tu pažiūrėk, gerai? O, gerai, gerai. Aha. Iki. Čia dabar kas, Nagevičiau. Užuolaidos. Och, tai dabar šiais laikais šitaip tas vadinasi, ne? O kur yra naujas šventės scenarijus? Nu, tai dabar aš tau suorganizuosiu šventę, man atrodo. Ir žinai, kad be scenarijaus, bet su užuolaida. Atsiprašau, pas jūs bitlų liuksas laisvas? Kristina. Raimondai, labas. Labas. Ką tu čia darai? Tavęs atėjau aplankyti. Kiek metų nesimatėm? 2 metus. Gera atmintis. Lengva atsimint, kai tave palieka per tavo gimtadienį, žinai. Nu, ko nori? Tai visų pirma su gimtadieniu pasveikinti, sveikinu. Ačiū. O visų antra, norėjau paklausti, ar aš su tavim buvau romantiškas? O kodėl klausi? Nu, aš tikrai nuoširdžiai noriu tą sužinoti. Na tai buvai. O kas? Matai, aš noriu vienai pažįstamai užsakyti liukso kambarį. Su šampanu, su gėlėmis, su... Žvakėmis? Žvakėmis, tai. Kaip manai, jai patiktų? Manau, patiks. Gerai. Aha. Tada šiandien 8 valandai man reikia bitlų liukso kambario. Užsakyk mano pavardę, gerai? Dėl tavęs man nieko negaila. Taip pat, iki. Iki. Iveta, pakeisi mane šiandien, ką? Žinai, 8 valandą pas mane susitikimas. Nu tai labą dieną. Tai jūs dabar pradėjot vaikščioti ir grupėmis. Labai gerai, nes aš visada svajojau apie grupinį. Norėjau, kad taip... Na, štai vandenukas. O, ir kas čia dabar vyksta? Kodėl tu be kelnių? O jos? Tai mūsų jogos centrą užpylė, tai mes atėjom prasimankštinti. Arbatos, kavos. Ir arbatos, ir kavos, ir greičiau. Kažkaip nelabai gražiai išėjo, ne? Nu, nelabai. Tiesiog aš, žinai, nenorėjau tavęs liūdinti ir... Aš džiaugiuosi, kad tu nenorėjai manęs liūdinti, bet liūdna man. Nepavyko. Man, suprask, aš dabar kažkaip nelabai pasiruošęs rimtiems santykiams ir, nu, iš vis jokiems santykiams. Edvinai, aš... Vat turiu tave tokį vieną paskutinį prašymą. Aš suradau labai gražią merginą. Graži, protinga. Nežiūrint jauno amžiaus, jinai net disertaciją apsigynusi yra. Nu, labai prašau. Na, kaip? Pavyko? Ne, nepavyko. Aprėkė mane grįžęs. Aš jau tokio pikto dar nebuvau mačius. Pasakiau, kad pas gydytoją reikia, tai išlėkiau. Dabar grįžau ir po to karto dar nemačiau. Kaip jau žinok.
Saulyte, įsirinkai užuolaidas? Tai važiuojam, įsirinksi ir nusipirksim. Gerai. Gražias. Klausau? Labadiena, aš su Liepa kalbuosi? Taip. Liepa jums skambino iš žurnalo Žvaigždės apie žvaigždės. Norėtume jums pasiūlyti vienos kylančios žvaigždės fotosesiją. Ir jeigu mums patiks jūsų darbai, pasiūlyti tolimesnį darbą. Sakykite, ar sudomino jūs? Žinoma, norėčiau. Puiku, tuomet užsirašykite adresą, kur jums reikės atvykti. Edvinai, kur tu taip ilgai vaikštai? Tavęs laukia tokia graži moteris. Tikrai graži. Labai graži. Eik susipažinti. Prašau susipažinti, mano sūnus Edvinas. Jūs pabendraukit, o aš trumpam jūs palieku. Prašau. Labas. Labas. Labas, Raimondai. Ką tu čia veiki? Pas tave atėjau juk tarėmės 8, ar ne? Ne. Palauk. Ko man laukti? Nu palauk, ateik čia. Ne, tau reikia slėptis. Sveikas, Raima. Ką čia sugalvojai? Jėzau, aš vos neuždusau. Liepa, aš tau viską paaiškinsiu. Kas čia vyksta? Aš irgi to paties norėjau paklausti, kas čia vyksta. Liepa, tu tikriausiai nepatikėsi, bet aš tave norėjau romantiškai nustebinti. Romantiškai? Palauk, Liepa! Raima! Liepa! Raima, palauk! Liepa, palauk! Leisk man viską paaiškinti, prašau. Liepa, čia ne tai, ką tu galvoji. Ačiū, atsiprašau. Liepa, čia tau. Žiūrėk, suprantu, kad tai ne visai tai, ką planavau. Tiksliau, visiškai ne tai, ką planavau. Bet jeigu tu man kada nors gyvenime atleisi, aš tau viską paaiškinsiu, kas čia iš tiesų atsitiko. Aš suprantu, gal ir nepriblaškiau tavęs romantiką, bet tikrai nustebinau. Bent biškį. Nustebinau? Vos. Nustebinai. Tu duok žmonėms. Sakiau, gal vyno, čia vandenį gersim. Taip, tokiai situacijai be alkoholio neįmanoma. O man sakė, kad tu klestintis verslininkas. Tikrai, man sakė, kad tu 24 metų gražuolė. Tai jau dabar ant tokių jauniklių persimetei. Aš visada žinau, kad tu esi primityvus žmogus linkęs į deviantinį elgesį. Oi, tik nereikia man tų tavo terminų, prisiklausiau jau per tas tariamas terapijas. Persigalvojau, nenoriu vyno. Labai gaila, nes labai gero vyno nupirkau. Tai gal nori vandens atsigerti? To ir reikėjo tikėtis. Neadekvačios psichologinės reakcijos, visiškas empatijos nebuvimas. Mano empatija viskas labai gerai. Ačiū, pakaks. Čia buvo mamytės mėgstamiausia vaza. Ir kas? Viso gero. Viso gero. Kas čia dabar atsitiko, Edvinai? Nu, matai. Maloniai pabendravom, tik charakterį nesutapo. Atsiprašau. Ai, mamyt, viskas bus gerai. Ne, aš įsikraustau pas Raimondą. Ne, niekur aš tavęs neleisiu, niekur. Oi, mamyt, suprask. Turi pripažinti, kad tavo sūnus jau užaugo ir pats turi būti atsakingas už savo gyvenimą, ką? Paleisk. Gerai, kraustykis. Ačiū. Bet pirmiausia, tai nupirksiu naują vazą. Tokią pačią? Tokią pačią. Gerai. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabiai kokia.